Jeigu tu geri, rūkai ir turi padidėjusi spaudimą arba padidėjusi cholesterolį, nesvarbu kiek tau metų, 25 arba 45, žinok, kad sekantis žingsnis bus tavo reprodukcinės sistemos sutrikimas. Nenustebk, jeigu vieną rytą atsikelsi, o erekcijos nėra. Tai yra tavo gyvenimo būdo pasiekmė. Taip, tai gali būti fiziologija arba psichosomatika, bet pirmas dalykas, ką turi padaryti, bent jau kiekvieną dieną, jeigu nori, kad vakare būtų geresnė erekcija, išgerk stiklinę vandens. Visa kita, ką reikia daryti, parašyk man, aš tau pasakysiu. Nes tai, ką tu padarysi šiandien, tau gali atsiliepti rytoj, poryt arba dar už kelių savaičių. Kodėl aš taip kalbu? Todėl, kad kraujotakos sutrikimai yra viena iš didžiausių mirčių priežasčių Lietuvoje. Kodėl? Tai labai susijęs su erekcija. Erekcijos nebuvimas, rytinės erekcijos sąlygoja tai, kad maždaug po 5-7 metų, kaip kalbamo mokslininkai ir protingi gydytojai, sąlygoja insulto arba infarkto atsiradimą. Rūpinkis savim dabar, nuo šiandien, nuo rytojaus, išgerk stiklinę vandens. O jeigu nenori, nenustebk, problemos bus lovoje. Jeigu to nenori, parašyk, pasitarkim.